akademija yra pagrindinis asociacijos renginys, kurį organizuojame kiekvieną rugpjūtį nuo 2020 metų ir vis kitame nuostabiame Lietuvos kampelyje. 3 dienas trukusioje jau 4-ojoje vasaros akademijoje mes analizavome, diskutavome ir debatavome pasitikėjimo tema visuomenėje, moksle, mene ir politikoje. Šias diskusijas mums vesti padėjo įvairių sričių ekspertai – teisininkai, ekonomistai, menininkai ir Seimo nariai. Pasitikėjimą politiką aš suprantu kaip žmonių aktyvų domėjimąsi politiką ir dalyvavimą, naudojantis tiek savo aktyvę rinkimų teisę, tiek ir pasyvę. Tai ateinant balsuoti rinkimus, tiek ir patiem būnant kandidatais. Pasitikėjimas teisė vienareikšmiškai yra labai svarbus, be pasitikėjimo vargu ar bus sąžiningas įstatymų laikymasis, bus nebent vien tik tai per prievartą. Jautimą to, ką jauti. Ir leidimą savo galvoti ir jausti tai, ką galvoji ir jauti. Tai va čia man atrodo pasitikėjimas. Tokios savokos pasitikėjimas ekonominėme žodyne nėra, bet aš manau labiausias atitikmuo tam būtų prisiėmimas arba noras prisiimti riziką arba rizikos buvimas arba nebuvimas. Well, trust in politics is instrument to come to decisions with different-minded positions. It's a prerequisite. If you don't trust your opponent in doing something, it will be very difficult. You can do it without trust, but you don't get far. The more trust you have, the more challenges you can tackle, and the better the results. Nors esame asociacija jaunimo debatai, pagrindinis šio renginio tikslas nėra debatuoti. Čia visų pirma yra saugi erdvė naujoms mintims, patirtims ir įkvėpimui. Juk kad galėtume debatuoti, turime žinoti apie ką, nuolat plėsti akiratį ir svarbiausia, kritiškai vertinti savo pačių įsitikinimus. Šiuo tikslu kiekvienais metais suburiame būrį rinktinių ekspertų ir visuomenės lyderių. Su jais kalbame apie skirtingas, labai dažnai nepažįstamas, naujas, kartais kažkiek provokuojančias, bet nuo to nekiek nemažiau svarbias temas, kurios gali būti nuo gamtos, tiksliųjų mokslų iki visuomenės, socialinių ir politinių procesų. Tarp diskusijų ir pranešimų taip pat vyko labai naudingi praktiniai užsiėmimai, debatų mokymai, o po jų įvairiausios formos laisvos veiklos. Taip pat tyrinėjome pušimis dvelkiančius druskininkus, bei šiame Mikalojaus Konstantino Čiurlionio paženklintame mieste klausėmės jau tradicija tapusio asociacijos narių klasikinės muzikos koncerto. Vienas dalyvis iš vasaros akademijos iš tikrųjų išsineša kažką skirtingo ir unikalaus. Tai ar patiko vasaros akademija? Man vasaros akademija labai patiko, labai įdomu organizuoti, viskas labai puikiai. Pirmą kartą dalyvauju čia ir nesigailiu, nes labai patinka, temos labai įvairios. Visų labai daug naudingų dalykų sužinau, kažkaip pasisėmiau naujų žinių, tai patinka. Tai yra puikia vieta praleisti laiką su bendraminčiais ir ugdyti kūrybiškumą bei pilietiškumą. Iš tikrųjų labai mėgausiu laiku čia. Tai man labai patinka, kad čia yra tiesiog tokia erdvė bendrai tobulėti, kaip asmenybei plėsti akiratį. Buvo tikrai labai informatyvu. Tikrai buvo nuostabus vasaros nuotykis. Įdomiausia dalis būna po pranešimų išprovokuotos temos ir pokalbiai su susirinkusiam kolegom. Ar sugrįš kitais metais? Būtinai. Labai verta. Tai tikrai smagu, kad buvo suorganizuota taip, kad būtų prieinama. Kokybės atžvilgiu tai čia yra
visiškai on top. Tačiau mus vienyje tai, kad kiekvienas tampame atvirai kalbančios ir nuomonių įvairovę puoselėjančios visuomenės dalimi.